Tema – gaminių gamyba iš plikytos tešlos. Tikslai – savarankiškai pagaminti gaminį iš plikytos tešlos, nustatyti gaminių kokybę jusliniu būdu, parinkti reikiamą inventorių ir jį paruošti naudojimui, paruošti žaliavas gamybai, pagaminti tešlą, suformuoti gaminį, iškepti gaminį, apipavidalinti gaminį, dirbti ekonomiškai ir taupiai, laikytis sanitarijos ir darbo saugos reikalavimų, pagaminti plikytos tešlos sausainius, įranga, plakimo mašina, kepimo spinta, svarstyklės, viryklė, inventorius, dubenėliai, antgaliai, sietai, termometras, konditeriniai maišeliai, peiliai, mentelės, šepetėliai. Vieno kilogramo sausainių receptūra. Žaliavos pavadinimas. Žaliavos kiekis gramais. Miltai 340 gramų. Sviestas 150 gramų. Cukrus 260 gramų. Kiaušiniai 280 gramų. Pienas 730 gramų. Gatavo gaminio svoris 1000 gramų. Pienas supilamas į tešlos plikinimo katilą ir sudedamas supjaustytas sviestas, kaitinama iki pienas užverda. Į karštą skystį suberiami miltai ir greitai maišomi mentele, kad staigiai užpliktų. Gerai užplikyta tešla yra 80 laipsnių Celsijaus temperatūros, gerai atšoka nuo indo sienelių, sušoka į vieną gabalą, blizga. Į užplikytą ir apaušintą masę supilamas cukrus. Ir palaipsniui įmaišomi kiaušiniai ir maišoma, kol tešla pasidaro vientisa. Vidutinio kietumo, grietinės konsistencijos. Paruošta tešla spaudžiama per konditerinį maišelį su dantytų antgaliu, pailgais, lenktais ir apvaliais sausainiais, kurių ilgis 40–45 mm, plotis 15–18 mm. Apvalių sausainių skersmuo 20–25 mm. Tuoj pat kepami. Kepama 210 laipsnių Celsijaus temperatūroje apie 20–25 minutes. Iškepę sausainiai atvėsinami ir sufasuojami į maišelius.
Trumpa gaminio charakteristika. Plikytos tešlos gaminys su dideliu kiaušinių ir cukraus kiekiu. Paviršius vingiuotas. Spalva rusva. Konsistencija pusiau tąsi. Forma apskrita. Dydis apskritų diametras 2–2,5 cm. Skonis ir kvapas būdingi plikytos tešlos gaminiams. Drėgmė 18%.